Kam taip spausti? Kam daužyti? Nu visus estus, va. Estų baudėjas. Ja. Ir Levicką išmuša. Ir Levickas jo išvėžė išmuša. Paeina prieš blušą laimėt, bet kebabas tai čia yra, žinai. Nu, tipo, labai riebus padažas pabūdė. Formą puikiai palaikom, varžybos kas savaitę. Kas į kačalką vaikšto, mes tiesiog driftinam. Hold on, let me take my time. Sakant, taip ir būna, kai išvažiuoji į paskutinį treniruočių važiavimą, nu taip va. Tai va, dabar turim ką veikti. Nieko. Kam taip spausti? Kam daužyti? O kai su Vlasovu važiavai, ką ten susisuko ir reikėjo išgyventi biškį? Ne, aš jau buvau pasiruošęs, kad ten grybų pripjaus, tai... Mačiau paskutiniam posą, kad biškį per didelių kampų atvažiuoja, tai galvoju, ai, nerizikuosiu, pradėjau stabdyti ir pasirodo, kad buvo gerai. Išgyvenau. Ką tu? Kažkas čia koja ant kojas susikėlęs. Taip ir trukdome, kad norėjau ramiai pailsėti. Ne, matai, tai... Prigaut. Dirbu. Gal tu pagalbė kokį net? Tai, nesiimsiu, čia kokią detalę pasidėsiu. Pagal... Labą dieną Lietuva, esam Rygoj, Raganų katilo konfiguracijai. Tai yra katilo trasa, o ne kalno, kaip kažkas sako. Katilas yra dėl to, kad pasižiūrėjus iš dangaus trasos konfiguracija būtent primena katilą. Varžybos čia vyksta nuo 2015 metų, tai šiemet yra 10 kartas. Šito trasui lietuviams sekasi, pavadinkim taip, vidutiniškai. Jeigu aš gerai pamenu, 2015 metais Andrius Čibirka buvo finale, 16 metais Donatas dar kai važiavo su chuliganu buvo pirmas, tuo mes jo dar pasiklausėm. Kiek tu laimėjai 16 čia? Man atrodo. O pakartosi 24? Pabandysiu. Išvažiavom vakar 11 valandą 11 minučių. Paskui sustoja, kilometražas buvo 111 km. Kvalifikacijai buvau 11 ir gavosi tai, kad buvau, likau pirmas. Čia toks juokingas papasakojimas, kurį prašė komandai įterpti į šį video. Paskutinė lietuvių pergalė čia buvo 21 metais, man atrodo, tada laimėjo Valdas Vindžigelskis. Šiaip, kas dar įdomu, šitas automobilis irgi yra buvęs ant podiumo, tai parašykit komentaruose,
kada, kaip ir kokiam aplinkybėm tai buvo ir už tai duosim kiekvienam teisingai pasakiusiam komandinės atributikos. Trasa turi tokį vieną didelį minusą iš medijos pusės, kad startas yra kažkur ten ir turiu meni, kad kažkur ten ir nuėjus kažkur ten eini dar panašą atstumą iki trasos. Filmuoti ten yra nepatogu, nes iš vienos vietos visko nesimato. O čia yra mano medijos suoliukas. Realiai reikia 2-3 žmonių, kad visą trasą normaliai susigaudyt. Tai atstumai yra būtent tokie, kad vakar taupant kojas, stengiantis eiti tik tada į trasą, kai tikrai reikia ir ten dėl menkniekio negrįžinėt, suvaikštai apie 20 000 žingsnių. Kvalifikacija smagi gera, Gedas vėl antros lenktynės iš eilės pirmas. Donatas 11. Pirmam saugu, antram žinau, ką padariau blogai. Tai padariau gerai. Ir gale biškį per vėlai persimečiau, pamačiau, galvoju, matoj, tiekčiausi padangas, padidinau kampą, kad neatmestų. Pasibaigė padangai ir sugebėjau gale apsisukti. Turėjo būt geras, turėjo būt apie 9, aš taip įsivaizduoju. Būtum aplenkęs? Ne, nebūčiau aplenkęs, nebūčiau, bet būčiau tokį, kokį sakau, apie 9 būčiau. Nu, bet... čia ne viskas pasakyta, tom dar rytoj turėsim ką paveikti. Kas nutiko? Apsisukau. Antrą. Bet jūs su Gedu turbūt tik finale galite susitikti, man atrodo. Ai, nežinau. Pažiūrėsim. Kokie planai? To skanaus šampano tik gerat. Svarbiausia yra to skanaus, kad duotų. O čia, kaip matom, dėžutė turi problemų ir būtent dėl to nepavyko gerai sulėkti. Gediminai remontuosi? Taip. Naują stiklą nupirks iš Alibaba. Ir bus kaip naujas. Never been used. Su tau tokia lengvesnė pusė išpuolė, ne? Nu, kaip čia pasakyti? Sąlyginai ant popieriaus lengvesnė. Kartais geriau yra blogiau. Geriau nusikeikt, suvažiuot kvalą, negu gerai. Blogiau neplanavau, antrų smėgiau normaliai, bet pasibaigė vairas ir padangos. O lentelė labai gerai sukirto, gavau vieną iš Pesur Motorsport, šitas kaip tas vadinasi, panešau vardą. Sudėtingi, jo, atsimenu, kad antras buvo Strelkovas. Paskui buvo į Piroje, nu visus estus va.
baudėjas. Jo. Ir Levicką išmuša. Ir Levickas jo išvėžė iš mūsų. Paeina prieš Blušą laimėt, bet... Bet kebabas tai čia yra, žinai. Nu, tipo, labai riebus padažas pabūna. Nu, būna. Nu, ir viskas, taip ir baigėsi. Ir vėl. O aš ką. Labai ribojau save ant važiavimo lydo. Galvoju, nu jau turim draugą, turim antrą vietą, tai jau reikia pabandyti full send entry pašaudyti. Biški padangą kabinau ten. Jeigu būtų biški ilgesnė, gal ten nebūtų vamzdžių, būčiau gal, žinai, tik pakabinės ir nuvažiuoju, nes aš net spėjau atsukti, aš mačiau, kad dar važiuoju, bet žiūriu akmenis tik keliu. Pažiūrėjau, kebabas telpa, nu gerai, varom. Tai du lydus, bičias šovė. Jo, aš du lydus padariau netyčia. Jis padarė all-in, aš padariau taip, kaip dariau visą dieną. Nu, ta prasme, tai irgi all-in iššovė. Nu, lydė, jo, entry padariau all-in. Ne, nu tai, sakau, planavau gerai, labai lydą full cent. O čia norėjau patikrinti, ar galima prilies mašiną šitai trasai. Tai pabadė mane ir iniciacijoje, ir gale pabadė, bet taip solidai, jau jaučiu, kad davai, važiuojam. Pastume, bet nieko. Šiaip žadėjau išsaugoti gerą mašiną, nes ten visą kitą, bet atvažiuoju į Raganas, aš žinau, kaip baigsis, bet vis tikiuosi, kad kitaip jau. Dešimt metų taip pat baigėsi mašiną. Bet visada yra planas B, tai ne problema. Tai va, tai ką, susimatysim Vokietijoje. Per savaitės. Jo. Formą puikiai palaikom, varžybos kas savaitę. Kas į kačialką vaikšto, mes tiesiog driftinam. Linkiu ant... Toliau nesakysiu, ką darom. Jo, mamai negali vaikyti.